Sekantis mūsų patiekalas, karštas patiekalas iš varškės, tai bus virtas patiekalas. Vadinasi jis varškės spygliukai, varškės piršteliai, na kaip pavadinsim, tai nesmė. Reikalinga bus varškė, vėlgi 9% naudosime kiaušinį, šiuo atveju naudosime visą kiaušinį, jį šiek tiek lengvai paplakam, dėsime druskos, šiek tiek cukrus ir dėsime į varškę manų kruopas. Šitas ingredientas, krakmolas, mums bus reikalingas tam, kad mes paruoštus, suformuotus varškės spygliukus pavoliotume jame. Taigi aš iš karto įpilu į padėklą, tada jau suformuosim spygliukus, juos pavoliosime krakmolą. Taigi pradėsim pirmiausia, kaip ir kiekvienam patiekalui, reikėtų varškę pertrinti šakute. Į pertrintą varškę aš supilsiu šiek tiek praplaptą kiaušinį, dėsime visą kiaušinį, sudėsime cukrų, druską ir pamaišom, sudėsime tuo pat manų kruopas, užminkysime tešlą, kad galėtume iš jos formuoti pusgaminius. Paruošėm tešlą, taigi dabar formuosime pusgaminius virimui. Jie turėtų būti labai nedideli, tiesiog rankose formuojam, šiek tiek reikalinga pirštus pašlapinti į vandenį, kad labiau suliptų. Ir tokius mažiukus pusgaminukus formuojam ir juos dedame į krakmolą. Apvoliosime ir dėsime virti, verdantį vandenį, pakol jie iškils į viršų 5-7 minutėms. Paruošėme pusgaminius, juos dar galima kiekvieną pavolioti tarp rankų su krakmolu, kad jie būtų šiek tiek tvirtesni, kad įdėjus virti į verdantį vandenį, neišsileistų, išlaikytų pilnai savo formą, kokią mes ir suteikėme. Paruoštus pusgaminius dedame į verdantį vandenį. Į vandenį šiek tiek reikėtų įdėti druskytės. Kol varškės spygliukai verda, pasiruošime padažą. Jiems labiausiai tiktų sviesto grietinės padažas. Kada sviestas išsilydys, sudėsiu grietinę ir tiesiog pakaitinsime iki užvirimo. Ir padažas jau bus paruoštas. Varškės spygliukai išvirė, paruošėm padažą, sviesto grietinės. Karštas patiekalas turėtų būti patiekiamas ne mažiau 68 laipsnių. Taigi, skanaus.